Trečioji laidos dalis tikrai primins jums artėjančias atostogas. Na ir padės prisiminti, jei esate toli, kokia vis dėlto nepakartojama yra Klaipėda. Niekada niekas neskaičiavo laivų, kasdien čia įplaukiančių ar paliekančių uostą. Jų tūkstančiai, bet mes keletą pasirinkom, kad duotumėm peno jūsų fantazijom ir paskatintume atvykti prie jūros. Vienas egzotiškiausių Klaipėdos nepamirštančių laivų – Kruzenšternas. Tai antras pasaulyje pagal dydį mokomasis būrinis laivas. Nuolat dalyvaujantis regatose, perplaukęs visus vandenynus. Šiuo metu jame praktiką atlieka Baltijos žvejybos akademijos Kaliningrade studentai. Mikhail Vyacheslavovičiu, мы поздравляем вас. Mes sveikiname jūs čia Klaipėdos jūrų uoste, bet jūs turbūt ne pirmą kartą čia. Нет, судно приходило уже сюда для участия в международных мероприятиях, которые проводились здесь, в Клайпеде. Ne, Kruzenšternas jau dalyvavo Klaipėdoje vykusiose tarptautinėse burlaivių lenktynėse. И, кроме того, вот последние несколько лет наши связи с Клайпедой... Be to, pastaruoju metu mūsų ryšiai su Klaipėda atsinaujino ir Kruzenšternas pradėjo plaukti čia dažniau, net nevykstant jokiems renginiams. Paskutinius 2 kartus, praėjusių metų lapkritį ir dabar, Kruzenšternas tiesiog draugiškai vieši Klaipėdoje. Это, можно сказать, дружеский такой заход, когда Крузенштерн без всякого праздника присутствует здесь, в Клайпеде. Vienburių plotas 3655 metrai. Kruzenšterno pasididžiavimas – muziejus, kuriame išsaugoti regatų apdovanojimai, istorinės fotografijos ir kelionių prisiminimai. Na, o dabar ten, kur svečius sutinka su simbolinė šampano taure, o paskui gražiai paprašo išeiti, nes pačiam, o tuo labiau giedriai, išeiti visai nesinori. Klaipėdoje prasidėjo kruizinis sezonas. Pirmasis svečias įspūdingo dydžio Costa Pacifica. Costa Pacifica – tai vienas iš didžiausių laivų flotilėje dedikuotas muzikai. Kodėl muzikai? Na, tai tiesiog toks sprendimas. Čia visos laisvalaikio pramogos susijusios su muzika. Kiekvienas laivas yra kažkam skiriamas. Šis laivas skirtas muzikai. Visos vietos laive vienaip ar kitaip yra susijusios su muzika. Čia muzika visur. Pastatytas 2009, ilgis 290 metrų, svečių 2700, o įgula 1000 žmonių. Tai 13 dienių miestas ant vandens su 5 restoranais, saunomis, spa centru, 13 barų ir žinoma tviskančiomis kajutėmis. Keliaujame po laivą lydimi pagrindinio vadybininko pono Messi. Ir visai nepergyvenkite, jei savo akimis viso to neregėjote. Costa Pacifica į Klaipėdą šiemet užsuks dar net 6 kartus, o iš viso šiemet sulauksime 44 kruizinių laivų. Na, o paskui gal ištarsite savo, kad tikrai gana juose tik lankytis. Reikiagi patiems plaukti.